Išskirtinumas šito tyrimo yra tame, kad mes tyrėme ir dalyvavusius, ir nedalyvavusius projektinėse veiklose tiek moksleivius, tiek mokytojus ir lyginom ne tik tai laikotarpį pradžia ir pabaiga, bet ir dalyvavusių, nedalyvavusių požiūrį tuos pačius dalykus ir tas leido iš tikrųjų geriausiai pamatyti tos skirtumus, kurie įvyko projekto veiklų pasekoje. Tyrėme ir kokybiniais, ir kiekybiniais metodais, tai yra darėm didelės apklausas, kad būtų didelės imtis ir statistiškai patikimi rezultatai, kas mums buvo labai svarbu. Na ir kad turėtumėm daugiau tokio platesnio vaizdo, taip pat atlikome interviu fokus grupės tiek su moksleiviais, tiek su mokytojais, tiek su administracijos atstovais. Iš tikrųjų surinkome gana įvairialypę medžiagą. Vienas iš labai svarbių dalykų buvo ir paties projekto tą klimatą gerinti ir mes kaip tik turėjom tokį papildomą savo tikslą išsikėlę fiksuoti, ar tas projektas, veiklos turėjo kažkokios įtakos patyčioms. Tai yra būtent klimato viena iš sudedamųjų dalių, tai dėl to šitas irgi buvo. Ir toks papildomas dar uždavinys šitam tyrimui buvo keliamas, pasižiūrėti, kiek kūrybinių partnerysčių apskritai visos veiklos ir projektas atitinka bendro ugdymo programų nuostatas ir kiek mokytojai tai, ką jie daro per kūrybinės partnerystės, po to perkelti jau į tą nuolatinį darbą, susijęjant su bendro ugdymo programų reikalavimu. Tiesiog šiaip tas bendras klimatas, bendradarbiaujant, bendraujant, tie baziniai dalykai, kurie ir sudaro galimybę to visom jau nuostatoms ir gebėjimams ugdytis, būti ugdomais, jie pagerėjo. Vienas iš tokių labai svarbių veiksnių iš tikrųjų galbūt tai palietė ne visus mokinius tiesiogiai, bet galų gale paveikė visą atmosferą ir visos klasės kaip ir dinamika, tai tie moksleiviai, su kuriais mokytojams tais tradiciniais metodais, kuriais jie dirbo iki šiol, nepavykdavo pasiekti rezultatų. Tas procesas iš tikrųjų, kas čia yra labai svarbu, kad tai buvo ne vienkartinis kažkoks tai pratimas, bet tai buvo ilgas procesas, kuriame visi buvo įsitraukę, tiek mokytojai, tiek moksleiviai, tiek administracija. Ir tada tas rezultatas irgi buvo visų bendras indėlis ir visi jaučiasi dabar, kaip ir savininkai to rezultato labai išdidus už tai, kad jie pasiekė geresnį lankomumą, geresnius pažymius, kad jiem įdomiau eiti į mokyklą, kad jiems nebėra reikalo tyčiotis iš kažko, nes jie gali suprantamai paprastai pasakyti ir kas jiems patinka ir kas nepatinka. Triukšmadariai galbūt labiau aktyvūs, dalis kaip tik atvirkščiai labiau uždarų, nedrįstančių, galbūt ir su spec poreikiais, mes šito nedetalizavom, tiesiog vienas ar du vaikai, kurie klasėje sudaro kažkokią įtampą, kažkokį nepatogumą ir mokytojas, taip kaip jis dirbo iki šiol, tų dalykų išspręsti negalėjo. Tai kūrybinės partnerystės savo būdais, galbūt ir savo nuoseklumu iš tikrųjų, nes ne kažkokių vienkartinių veiksmų, bet visa seka veiklos įtraukė tuos vaikus pakankamai stipriai ir bendras klimatas pagerėjo ir, tarkim, patys kiti moksleiviai, ne tie, reiškia, jie sakė, aš atradau klasioką. Aš taiga supratau, kodėl jisai tiek daug triukšmauja per pamoką ir dabar jis netriukšmauja, mes kažką veikiam kartu ir man yra labai smagu ir jis man nebeatrodo nereikalingas, o tai reiškia netiesiogiai, tai rodo, kad aš iš jo nesišaipau, aš jo neužgauliuoju, lygiai taip pat jis to nedaro ir tai rodo tą jau bendrą klimato gerėjimą, kur, sakykime taip, tas vienas moksleivis galbūt pamokoje suvalgydavo, sakykime, tai 20% dėmesio. Ir dabar tas 20% sugrįžo visai klasiai, lygiai taip pat ir jam naudingai, nes tai nustojo būti kažkoks atviras konfliktas, o tapo konstruktyviu darbu ir jis pasijuto irgi naudingu. Pastebėjome lankomumo
iš tikrųjų augimą ir gerėjimą tose klasėse, tose mokyklose, kuriuose vaikai dalyvavo veiklose, ir mokytojų nuomonė, lankomumas yra pirmas žingsnis į pažangumą. Tai yra, tu vis tiek pradedi, turi lankytis, turi mokytis tam, kad po to galėtum gauti ir tuos geresnius pažymius. Tai šitą mes fiksavom tiek mokyklose, kurios tik pradėjo pirmus metus kūrybinėse partnerystėse dalyvauti, tiek tos, kurios jau buvo antrus metus, tiek pokyčių mokyklose, kurios jau yra įsitraukusios ir vykdo savarankiškai veiklas. Tai prasideda gerėjimas nuo lankomumo, tuomet matom pažymių gerėjimą, na ir toliau jau viskas susilygina ir auga. Tiesiog veiklos, pamokos, mokymasis pasidarė įdomesni, moksleiviai turi daugiau noro dalyvauti ir įsitraukti. Čia iš tikrųjų specifiniai darbo metodai, kuriuos parodė kūrybiniai agentai, kūrybinių partnerysčių, tie išoriniai žmonės, kurie atėjo į mokyklą. Moksleivis sakė, kad agentas valandą klausė to, ką jisai kalba. Ir jam tai buvo atradimas. Ir tos valandos pakako, kad jis po to įsitrauktų ir pradėtų aktyviai veikti, trūko valandos. Bet jo mokytojas galbūt nepastebėjo, kad tos valandos reikia, galbūt jis tiesiog neturėjo tos valandos, nes jis turi dar 20 moksleivių, aš nežinau priežasčių, bet tiek mokytojai, tiek moksleiviai pastebėjo progresą po tų tokių atvirų pokalbių, kur praktiškai išklausimo. Tai šitie metodai naujoviški. Galbūt čia reikėtų netgi pradėti ne nuo moksleivių, o nuo mokytojų. Mokytojai patys savo po to sakė, kad mums tai buvo atradimas. Tie būdai, kuriais jie dirbo su agentais ir su praktikais. Pirmiausiai refleksijos tos valandos ir dienos, kur iš pradžių mokytojai prisipažino, kad jautėsi kaip atvesti už pakarpos ir palikti po pamokų. Ir jie iš pradžių gal net nelabai suprato, kodėl jie tai turi daryti, bet pasitikėjo ir darė. Ir tas atnešė rezultatų. Ilgesnį laiką mokytojai bendraudami tarpusavį atrado tuos būdus ir tas formas, kuriomis bendrauti toliau su moksleiviais ir dirbti efektyviai. Mokytojas jaučia norą paaiškinti moksleiviui, kodėl jis teikia tokį arba kitokį vertinimą, o moksleivis nebebijo paklausti. Jam netrodo, kad jis dar gaus kažkokį papildomą blogą vertinimą už tai, kad jis užduoda tą klausimą. Ir iš tikrųjų patiems mokytojams irgi sakė, kad mes kaip ir nepratę, kad mūsų klaustų, kodėl aš čia gavau kažkokį pažymį, bet kai klausi ir kai tu turi paaiškinti, tu ir pats pergalvoji ir tu kažkaip duodi aiškesnius nurodymus moksleiviui, kuria linkme jisai turėtų mokytis. Skirtingų disciplinų mokytojai kartu turėjo, dėstyti dalykus arba daryti kažkokius bendrus projektus. Ir tas žiūrėjimas, tarsi iš kitų rakursų žiūrėjimas į dalykus, atvėrė akis tiek mokytojams, tiek moksleiviam, kad mokytis galima ne tik iš vadovėlio. Ir kad kitą kartą gal nėra to vadovėlio, kaip lietuvių kalba su fizika yra susijusi. Tu turi pats susigalvoti, nesusigalvoti, susirinkti informaciją, pasiruošti tą visą programą. Ir kad tai iš tiesų tos pamokos kai kuriems moksleiviams buvo atradimas ir jie sakė, aš supratau, kodėl aš turiu mokytis matematikos. Arba aš supratau, kaip čia tos fizikos tie reiškiniai, kuo jie man yra naudingi gyvenime, kodėl aš turiu apie juos žinoti. Ir tie atradimai buvo 6-okų, 7-okų, kur atrodo matematika nuo 1 klasės mokosi, žmogus prasimokė 7 metus ir suprato. O kai suprato, tai tada pasidarė įdomu. Tai tada ir noras atsiranda. Čia tokie susiję, atrodo, labai paprasti dalykai, bet jie toj rutinoj mokymos ir visoj toj vadovėlių plejadai jie pasimeta. Ir iš tikrųjų tas toks automatizmas ir savaime suprantamų dalykų gausa, jinai paslepia tą poreikį, tiesiog paslepia tikslą, kodėl tu iš tikrųjų mokaisi. Atrodo, kad tavo tikslas yra eiti į mokyklą. O taip iš tikrųjų nėra. Tavo tikslas yra mokytis ir mokytis tu gali ne tik mokykloje, ir ne tik klasėje, ir ne tik iš vadovėlio. Ir tą mes visi darome kasdieną, tik tai gal vėlgi kažkaip neatkreipiam dėmesio, nesureflektuojam, kad tas vyksta. Tai čia tiesiog tie akcentai buvo sudėlioti.
jie iš tikrųjų visiškai pilnai ir dera, nes yra ugdomas dalykinės ir nedalykinės kompetencijos. Tai su dalykiniam kompetencijom, kaip ir viskas aišku, niekam jokių klausimų nekyla, yra testai, yra vadovėliai tie patys, ar ne, ir yra parašyta, ką ir kiek reikia mokėti. Su nedalykiniam kompetencijom yra sudėtingiau. Ir, mokytojai pasigenda iš tiesų tokių labai aiškių atskaitos taškų, pagal ką jie turėtų įvertinti, įvyko tas pokytis ar ne. Tai kūrybinės partnerystės iš tikrųjų ir pateikia tą galimybę įsivertinti ir pamatyti, kaip naudodamas skirtingus metodus, skirtingus bendradarbiavimo, skirtingas formas tiek su moksleiviais, tiek su savo kolegom, kaip tu gali matyti, kad tie gebėjimai keičiasi ir kaip tu gali vertinti tą pokytį. Ir kai tu gali tą padaryti, tada tu jau kaip ir labai aiškiai supranti, kad tu nori tą daryti. Manau, kad tai buvo vienas iš stipriausių iš tikrųjų dalykų, kad mokytojai ne tik tai gavo teorinės žinias, kūrybinės partnerystės leido iš tiesų tuos projektus įgyvendinti tiems mokytojams, kurie kaip ir parodė galbūt daugiau iniciatyvos, bet visiškai skirtingiems, galbūt su skirtingom motivacijom, susieiti grupę ir praktiškai praeiti visą tą procesą, būtent praktiškai, o ne teoriškai. Nes, kaip ir minėjau, mokytojas irgi yra žmogus ir jis irgi pavargsta, jam nusibosta, jam irgi pritrūksta kartais tos motivacijos ir tada ta grupė kaip tik ir leidžia ją išsaugoti arba susigrąžinti. Nes kai tu esi vienas, tai visada yra paprasta viską nukelti rytojui, kitiem mokslo metam, kitai klasiai. Čia iš tiesų yra labai svarbu, kad pabrėžti, kad mokyklos administracijos palaikymas ir įsitraukimas turėjo lemiamą įtaką. Ir ten, kur mokyklos administracija suprato tą naudą ir matė, kad tai iš tikrųjų visai mokyklai atneš gerų rezultatų, tas palaikymas buvo stipresnis ir rezultatai buvo geresni. Kūrybinių partnerysčių labai didelis privalumas, kad tie žmonės iš išorės visų pirma leidžia ir reflektuoti ir save, ir pamatyti mokytojams ir save iš šono, galbūt ir ne visada malonius atradimus padaryti, bet koks toks atradimas veda į progresą, nes kai tu pamatai, kad tau reikia keistis, tu pradedi keistis, iki to tu negali keistis, jeigu nežinai, ką tau keisti. Kitas dalykas labai dažnai, kas būdavo iki šiol, mokytojai bandydavo po vieną. Kai tu dirbi kolektyve ir kai tavo darbas ir rezultatas vis dėlto yra kolektyvo rezultatas, ką tu vienas bedarytum, tuos rezultatus pasiekti yra sunkiau negu grupėje. Tai kūrybinės partnerystės iš tikrųjų suvedė mokytojus galbūt iš pradžių ir šiek tiek priverstinai į tas grupės. Jie pradėjo dirbti, jie pamatė naudą ir jie dabar ketina tą, bent jau mums taip deklaravo, tęsti ir tas veiklas tiesiog matydami savo jau darbo rezultatą ir matydami, kiek jie laiko sutaupo ir kokia yra nauda moksleiviams, matydami, kad jie darosi įdomesni moksleiviams ir moksleiviai tą pripažįsta lygiai taip pat, mokytojas pradėjo kitaip dėstyti, mokytojas pradėjo daugiau mums skirti užduočių ir tas, kas yra svarbu iš tikrųjų ne mokytis mintinai, o mokytis, tai yra gebėti susirasti savarankišką informaciją, gebėti ją analizuoti ir pristatyti kitiems. Kas yra labai svarbu, kad tie tikslai, kai jie buvo suvokti, visi darbai pradėjo eiti daug sklandžiau ir lengviau. Ta pastebėjo ir mokytojai, ir moksleiviai, ir vėlgi tai yra tas pats kūrybinių partnerysčių kaip ir būdas parodyti, prie ko mes einam, koks yra rezultatas, ko mes siekiam, ir tada tai mobilizuoja visus dalyvaujančius, visą grupę, ir jie tada iš tikrųjų ir tas bendravimas konstruktyvesnis ir produktyvesnis, ir visos problemos, kurios atsiranda ir kurios identifikuojamos yra pradžioje, jos yra sprendžiamos. Šitas projektas iš tikrųjų leido pamatyti rezultatus aiškiai. Ir rezultatus ne mums tyrėjams, nes mes visada ką nors randam, bet leido juos pamatyti mokyklos bendruomeniai. Ir tie rezultatai motyvuoja tęsti toliau veiklas pradėtas ir tęsti jas būtent tose sritise, kurios galbūt buvo laikomos tokios antraeilės arba kartais savaime išsiugdančios, kas mokytojai suprato, kad taip nėra, kad išmokti mokytis yra toks pats procesas ir tu taip pat turi mokytis to, tai nėra savaime suprantama, tai nepriklauso nuo tavo gabumų,
Kartais net nuo tavo noro, nes tu nežinai, kaip tą daryti. Kas čia irgi yra labai gerai, kad mokytojai turėjo galimybę savo kailių tą patirti. Ir tada daug aiškiau suprasti, kaip moksleiviai jaučiasi. Ir šitas toks bendrumas ir susibendrinimas mokytojų ir moksleivių išėjimas iš komforto zonos iš tikrųjų duoda, manau, kad visai tiek ugdymo procesui, tiek švietimo visai sistemai labai stiprų postumį, nes tu kokybiškai kitaip pradedi žiūrėti į ugdymo procesą. Ir kai tai vyksta masiškai, ne vienoj mokykloje ir ne dviejos ir ne vienoj klasiai, tai tada yra tikimybė, kad šitas gerasis virusas išplis. Ir kad tai galų gale taps tokia įprastinė praktika ir nebetrodys keista vesti pamoką koridoriuje arba užduoti moksleiviams ir pamokos metu užduoti ir jie laksto visi su kompiuteriais ar su knygom po mokyklą ir kažko ieško. Ir kas yra svarbu, ką pastebėjo mokytojai, jokio triukšmo. Ko švietimo sistema ir siekia iš tikrųjų savarankiško gebėjimo mokytis, ugdytis, dalintis, daryti tą konstruktyviai, neįžeidžiant kitų, kas svarbu ir mokytojams, ir moksleiviams. Kalbant apie patyčias, iš tiesų reikėtų galbūt ir mokytojai patys savo suprato, kad tai nėra tik tai moksleiviuose paplitęs reiškinys, kad tai yra visuomenės problema ir kad tas tyčiojimasis yra nuolatinis kasdieninė tokia rutina. Ir mes iš tikrųjų iš mokytojų pavyzdžių tai pastebėjom, kad mokytis nesityčioti pirmiausiai lygiai taip pat kaip ir visų kitų dalykų reikia mokytis mokytojams. Turėjom pavyzdį, kur mokytoja, taikydama kūrybinių partnerysčių metodus, mokino vaikus skaičiuoti, pradinukus, ir tas skaičiavimas buvo mokomasi praktinėmis priemonėmis. Tai yra, vaikai žaidė parduotuvę ir jie su nusipieštais pinigais dalinosi, vienu žodžiu, gražas, mokėjo. Ir tuo metu pro šalį ėjo dalykininkė mokytoja matematikos, įkišo nosį į klasę, kas natūralu, pasižiūrėti, kas čia vyksta. Žiūrėjo ir sakė, tai žaidžiat, žaiskit. Ir mokytojai tas iš tikrųjų buvo labai skaudu ir čia šitoj situacijai galiu tiesiog pridėti paaiškinimą, jeigu dar jo reikėtų, kad kas atsitiko. Vyresnė, aukštesnio rango, nes taip mokykloje laikoma dalykininkė mokytoja pasityčiojo iš pradinukų mokytojos prie visų vaikų. Tai iš tikrųjų aš tikiuosi, kad vaikai toj pamokoje vis dėlto įsiminė skaičiavimo pamoką, o ne patyčių, bet tokių pavyzdžių mes turim daug. Ir kai tu nereflektuoji ir negalvoji, ką tu darai tuo metu, tai po to stebėtis, kad tos patyčios perauga, į vaikus pereina ir kad jie tą daro, neverta. Tai iš tikrųjų tokie pavyzdžiai rodo, kad ta problema yra bendra. Ir ją reikia spręsti visiems kartu. Ir ne moralais, ir ne pamokslais, ir turbūt ne kažkam nuobaudom. O tiesiog nagrinėjant pavyzdžius, galvojant, kaip tu galėtum daryti kitaip. Ir mokslo metų pabaigoje, tose mokyklose, kuriuose vyko kūrybinės partnerystės, mes ir kiekybiškai fiksavom, kad yra pokytis, norinčių pasityčioti, pasišaipančių moksleivių, patys moksleiviai fiksuoja mažiau. Ir kalbėdami apie, sakykime taip, tuos vaikus, iš kurių dažnai yra tyčiojimasi. Tai būtent su spec poreikiais vaikai arba kitaip besielgiantis, kartais hiperaktyvūs. Moksleiviai sako, aš dabar supratau, kodėl jisai toks. Man mokytoja paaiškino, arba kažkokio veikloje jisai turėjo užduotį ir jis padarė kitaip negu mes visi. Ir aš supratau, kad jo galbūt yra kitos galimybės, bet jis moka tai, ko aš nemoku. Kai tu gali atskleisti kitas galimybės moksleivio, kas jau tada yra pedagogų uždavinys, tu iš tikrųjų parodai tą vaizdą platesnį, nuimi tos rėmus ir tos patyčios pradeda nykti. Tiesiog tau nebereikia, tavo akiratis prasiplečia. Tai aš manau, kad vienas iš vėlgi tų patyčių mažinimo, tų būdų, kuris parodė kūrybinės partnerystės, kurios leido, tiesiog išplėsti akiratį. Tiesiog pamatyti, kad įvairu yra gerai, kad neturi būti viskas vienodai. Iš esmės, kas atsitinka, kūrėjas ateina kaip tam tikras kito elgesio modelis. Jisai nepasakoja apie tai, kaip reikėtų bendrauti, jisai tiesiog kitaip bendrauja.
Tai tas toksai atvirumas ir pasitikėjimas ir pagarba bendravime, jinai yra labai svarbus dalykas ir tai, ką atneša kūrėjas į tą santykį. Tai, kas atsitinka projekto metu, kad mokytojai mokosi pagal tą elgesio modelį lygiai taip pat kaip ir mokiniai. Atsiranda ta erdvė, kurioje galima pabandyti šiek tiek kitus vaidmenis ir svarbiausia kurti kitokius santykius. Atsiradus tam pasitikėjimui, tada jau kuriasi kitoks santykis, tada vaikai kitaip įsitraukia, jie labiau motyvuoti, jie labiau domisi. Mes keičiam atmosferą, mes daugiau investuojam į santykį vieni su kitais, mokytojai su mokiniais šiuo atveju, ir tada po truputį keičiasi ta mokymosi situacija. Kūrybiškas mokymasis, jis padeda įtraukti tuos moksleivius, kurie paprastai neįsitraukia, kuriems netinka mokytis įprastų būdų, skaitant, rašant, kuriems reikia kitokių pažinimo būdų, kuriems reikia patirti, pačiupinėti, kuriems reikia tos erdvės judėti, matyti apčiuopiamus realaus pasaulio kasdienio dalykus. Turime išplėsti tas metodikas, tuos būdus, kuriais yra mokomasi mokykloje, tam, kad įtraukti visus. Tai nėra vaiko problema, kad jisai negali išsėdėti suole visą dieną. Tai yra tiesiog toks žmogus, kuriam reikia judėti. Reiškia, mes turim ne jį bausti už tai, bet suteikti jam galimybę mokytis pagal tai, kokia jo prigimtis. Visuotinai pripažįstama, kad daugiausia problemų kyla mokykloje nuo 5 klasės ir paskui vėlesnėse 5-8 klasėje. Tai pokyčių tyrimų duomenys, kad būtent dirbant su šiomis klasėmis, pačiamis problematiškiausiamis, pavyko pasiekti teigiamų pokyčių tiek mokinių pasiekimų, tiek lankomumo srityse. Iš tikrųjų rodo, kad tie kūrybinių partnerysčių siūlomi būdai, kūrėjų atnešami mokymosi būdai mokyklai iš tikrųjų yra veiksmingi ir adekvatus ir mokiniams tikrai padeda geriau mokytis.